Sveiki visi. Pirmi ir nepirmi klausytojai. Čia yra Naracija podcastas su Simu ir Dominiku. Mes bendraujame su įdomiais žmonėmis ir aptarime įdomias asmenybės. Jeigu nežinai, kas tu esi, pasiklausyk kitų žmonių istorijų ir galbūt atrasi save. Gero klausimo. Aš ir Dominikas turime pirmą svečią, pirmą epizodą, Vytautė Tamutytė, dainininkė, VTU muzikos bakalaurė, tuo pačiu dalyvauja Lietuvos balse bei Latvijos prezidentė. Vytautė, kaip jautiesi šiandien? Oi, šiandien nuo tos Latvijos esu pareigų, tai turiu vieną laisvą dienelę, tai ne, šiaip gerai, muzikaliai, įtemptai šiaip daug visokių reikaliukų, veiklų, kaip sakant, bet šiaip smagu gyventi yra. Taip, pozityvia nata pradėkim. Nedažnas lietuvių pasakymas, smagu gyventi. Šiaip jo, ypač prasidėjus rudenį. O, Dieve, rudenį iškart. Aš pastebėjau tą dalyką, kad su lietuviais būna, kad lietuvių vasara būna tiesiog tokia, mes mylim savo tautą, mylim Lietuvą, tipo gražu, bet vos tik ruduo ateina žiemą visiškai. Bet aš manau, kad čia visiškai nuo oro, nes visą rugsėjį mes turėjom žiauriai gražų ir pažiūrėkit, aš nežinau, ar pastebėjot, bet kokie žmonės buvo. Taip, visi su šypsenom atrodė visiškai pietietiškai. Tai čia nėra tas, kad oi, mes čia šiauriečiai, ne, tiesiog, mums elementariai saulės trūksta. Tai čia, manau, yra momentas, nes švedai, pavyzdžiui, jiem daugiausiai reikia erdvės. Ir per COVID, kai reikėjo laikytis 5 metrų atstumo Švedijoje, tai jie sakė, kada šitą nesąmonę išnyks ir kada mes galėsim 10 metrų laikytis vėl. Okay. Nes ten, šitoks dad joke, ne, iš dalies jo, bet švedai tokie ir gal tai yra susijęs su klimatu kažkiek. Aš manau, kad tikrai jo. Bet Vytautė, grįžtant prie tavęs, aš norėjau paklausti, kaip atrodo tavo eilinė diena, kaip atrodo žvaigždės dainininkės diena. Aš tai šiaip, čia patikslinimui, man tai iš viso žvaigždės tik tai dangui, čia toks klišė, bet aš tai laikaus tokios nuomonės, nes nemanau, kad joks žmogus turi kažkokią teisę, ką bedarytų, net ir Latvijos prezidentas turi teisę susireikšminti kažkaip ir kažkuose laikyti, nes, tu esi to, visa kita, kas yra šalia tavęs, darbai, šeima ir panašiai, čia yra išorės dalykai, kurie nelabai turi kažką bendro su tavim, man atrodo. Tai čia toks dalykas. O šiaip tai, ką žinau, mano diena labai įvairi, nes, nežinau, neturiu, šiaip labai blogai gal, kad neturiu tokios rutinos, kad einu tada miegoti ir ten keliuosi tada, nes, pažiūrėjau, vakar iki 2 solfedį mokinuos. Keliuosi 7, po to, palauk, 6, net nepamenu kada. Bet žodžiu, esmė, kad šiaip tai nežinau, pradedi kažką pasidaryti, kažkokius darbus, ką reikia mokytis, studijuoti, eini į paskaitas dažniausiai, nes pirmoji dienos pusė vis tiek būna. Tada nueini pravesti ten po vokalo pamokų. Viskas lokacijai labai šalia, tai tas labai gerai. Rytais, pirmadienį, trečiadienį, tai tikrai žinau, kad 8:30 einu sportuoti. Tai šitą turiu tokį nusistatymą, tai įdeda į tą rutiną, nuo pirmadienio bent jau, tai tas gerai. O šiaip tai po to antradieniais ir ketvirtadieniais vakaras, tai einu šokti. Tai žodžiu, tai taip kažkaip, kai išeini ryte, tai taip ir grįžti jau visai vakare. Bet aš kažkaip nežinau, aš taip pripratus nuo 13, kitaip net neįsivaizduoju, kaip įmanoma, kad ten kažkaip darbą dieną nieko ten neveiks, visada turi kažką daryti. O tai, kai grįžti namo, ar būna tas toks, kuklis jausmas, būna toks, aš noriu eiti miegoti, aš pavargęs, ar būna, kad aš laukiu rytojus? Aš net susimašiau aną dieną, galvoju, Vytautė, ar čia yra sveika, kad, pradėjau net save kvestionuoti, kur tai buvo. Nes aš šiaip kaip faktą miegot mėgstu, ryte atsikelt sunku, kaip visiems, bet nueit miegot, ne tai, kad nueit miegot, bet tas pagalvojimas, kad reiks miegot ir kažkaip ne. Man norisi, tiesiog laukiu kitos dienos ir nemėgstu miegot vien dėl to, nes norisi vėl grįžti tą veiklą. Tas visas akimirkas išnaudoti. Jo, absoliučiai. Man gaila, kad reikia miegoti iš tikrųjų, nes tiek laiko atkrenta. Bet, ką padarysi. Reikia.
Tai va, taip atrodo, tai nebu. Tai galim suprast, kad tu žiauriai aktyvus žmogus šiaip esi. Bumburį. Visokių veiklų. Trūksta dar veiklų. Žodžiu, ir muzika, ir šokiai, ir Sportas. studijos, ir Latvijos prezidentės Latvijos veikla. prezidentas šitas. Ką čia šitas mažiausiai? Ai, tu žinai, Čia toks- Bet kaip tu viską suderinė, tai kaip tu neperdegi. Nežinau. Aš nežinau. Ne iš tos pusės, kad nežinau, bet tiesiog dabar realiai susidėjo tiek visokių veiklų, nes realiai aš dabar pasižiūrėjau, kad pas mane laisvos dienos šiaip nėra, savaitėj. Rytoj varau į studiją ir aš net kitos dienos. Tai jo, tai žodžiu, tai kad nėra tokios, kad poilsio dienos, kartais vidury tiesiog pasidarai kažkiek to poilsio, jeigu reikia. Bet man atrodo, čia reiks atsakyti šitą klausimą po kiek laiko, nes aš nežinau, gal aš ir perdegsiu, aš pati galvoju apie tai. Bet šiaip man atrodo, čia labai svarbu yra pasirinkti, kas tau individualiai yra geras tempas, nes mes labai dažnai žiūrim į kitus, kad oi, čia tas tiek veikia, taip, tas tiek. Ir aš, pavyzdžiui, lygiai taip pat kartais gal kitiem, pavyzdžiui, tas mano tempas atrodo visiškai normalus ir jie ten dar daugiau daro, o kitiem net, pavyzdžiui, 2 veiklas būtų žiauriai sunku suderinti. Tai man atrodo, čia labai svarbu visada į save pažvelgti, kiek tu gali ir kiek tu įpratęs esi pavežti. Tai, o mano tos visos veiklos, jos iš esmės yra susijusios, tai kažkaip nežinau. Aišku, būna tas, kad faktas, kad tu negali, kartais pasimėto tos visos užduotis, kartais kažkuri nukenčia, kartais nukenčia ne užduotis, ne mokslai, pavyzdžiui, draugai, šeima ar kažkas tokio. Bet visada kažkaip bandai tiesiog balansuoti kažkaip ir banguoti. Ir tada žiūri, ar banguosi, nebanguosi. Bet kai nieko neveiki, tai tiesiog prisigalvoji mintyse visokių nesąmonių. Ir kol jaunas, tai aš sakau, čia turi naudotis tom savo valandom, kai daugiausia paėgi. Nes kada, jeigu ne dabar? Lenk medį, kol jaunas. Būtent. Aš manau, kad aš šitą progą galiu pasinaudoti ir padėkoti, kad atėjai ir duodi savo laiko mums. Oi. Ačiū Jums, kad pasikvietėte, labai smagu. Jo, iš tikrųjų labai smagu, kad taip atidarom savo tą podcastą su svečiu. Su talentingu, muzikingu svečiu, kuri neseniai išleido dainą. Taip. Ir tai jau, kiek suprantam, tau 3 daina išleista, ar ne? Apie ką yra būtent tas kūrinys? Pradėkime nuo pradžių. Jo, čia šiaip galėtų atrodyti, kad čia yra daina tarsi meilės istorija, bet iš tikrųjų čia yra daina apie artimiausią man draugą, kuris vienu momentu tiesiog dingo dėl tam tikrų priežasčių. Ir man buvo tikrai skaudžiausia ir sunkiausia, nes tais metais iš vis pas mane kažkaip labai keitėsi, ne tai, kad keitėsi, bet labai daug draugų atkrito. Ir buvo ir tokia grupelė ir draugių panų, kur atrodo kaip tik turėtų galbūt skaudžiau, nes panos atrodo čia taip labiau supranta vieną kitą, taip toliau. O iš tikrųjų man buvo skaudžiausia ir iš vis tokia skaudžiausia istorija, kad tas žmogus nebendrauja, nes atrodo, nieks tiek tavęs nepažįsta, nežino apie tave, tavo paslapčių ir taip toliau, kiek tas žmogus ir tiesiog, bet ta gera gaida galim grįžti, kad daina vadinasi Besikalbam, bet mes vėl kalbamės. Tai, jo. Tai mes vėl bendraujam, tai viskas all good, kaip sakant. Ta daina gimė realiai seniau. Jo, čia realiai yra jau beveik 2 metai tai daina. Okay. Griaučiam dainos yra 2 metai, ne 2. 2, jeigu tai siklingi lietuviškai šneki. Tu minėjai, kad ruošiasi išleisti naują dainą, tai vadinsis Jau kalbamės? Šiaip mes su prodiuseriu, žodžiu, mes prikolinom, nes prieš tai, tu prasme, daina buvo pažadėti man ir ten yra tik sustok, nereikia skubėti, gal tiesiog geriau mums pasikalbėti ir tada kita daina nebesikalba. Taip pat tai tu apsispręs, ko tu nori, žinai. Okay. Tai jo, šitas vaiks jau išnaudotas yra iš tikrųjų. Gaila. Tai jo, o šiaip tai, ką žinau, jo, man atrodo. Gera daina. Gera daina. Grįžtant prie tos Nebesikalbam, tai
faktas yra, kad vien tik su kūryba būna, kad dažniausiai perteikia, ką kūrėjas jaučia, Jo. kūrybininkas, bet aš manau, šitą dainą buvo ne tik tai, nes aš kiek klausiausi ir man, aišku, kiti dalykai atspindėjo mano gyvenimą. Jo. Vis tą pačią dainą aš toks, jo, šitą dainą kalba apie mane ir aš Jo. manau, kad tai yra ir talentas, kur tu sukuri meną, kuris ne tik atspindi ir tavo gyvenimą, bet to pačiu to pačią emociją atspindi ir kitų žmonių gyvenimą. Jo. Aš manau, kad labai jaučiasi tas, kai tu kuri iš savo patirties ir jaučiasi visas tos emocijos ir tas jautrumas. Nesvarbu, kad tos visada faktas, kaip bebūtų, ar istorija panašiai ar ne, tai vis tiek yra individuali istorija Jo. ir jinai jau vis tiek bus visai kas kita negu tavo. Tiek emociškai, tiek visa prasme, laiko ir taip toliau. Man atrodo, labai jaučia tą žmonės, kai tu kuri tiesiog iš širdies, nu tai tiesiog persiteikia, nes aš pamenu, kai ir studijai, va, įrašinėjom, tik įrašai, ką nors jauti, kad jau toks gumulas čia stojasi ir taip sakai, ne, stabdam ir iš naujo, nes įsitempia balsas, neina nieko įrašinėt. Tai jo, tai tikrai toks buvo ir iššūkėlis, nes man atrodo, mes tada 6 valandas, man atrodo, įrašinėjom. Tai jo, tai taip ganėtinai užtruko viskas ir šiaip gavosi, išėjo. Čia vėl pati save pasitaisau. Nu, bet išėjo taip, kad ta daina, jinai buvo jau pilnai sukurta vasarį, man atrodo. Ar kažkiek taip, bet laukiau tinkamą momentą, kad išleist. Nes galvoju, vasarą išleisim tiek apie grūzą žmonės negalvoja vasarą. Vasarą ten, visi šypsas, vitamino D prigaudė. Bet jo, ir tada galvoju, reikia rudenį. dar labiau visus pajautrinti, ir taip visi jau tokie, Tai yra universiteto taisyklė, kai liūdna, pasileid liūdnas dainas Ne, nu ir toliau. Jo. nes vis tiek reikia išjausti viską, ką jauti. Tai jo. Tai, o daugiau, nežinau, man atrodo, jau viską papasakau, kaip čia kas susikūrė. Nu, tiesiog, pamenu, atėjau į studiją, sakau, nes gimė šiaip ir vokalinė melodija. Ir aš tokia, gerai, aš galiu paniniuot, paspiriktuot, pasakyti žodžius ir čia viskas. Čia mano muzikos kūrimos sugebėjimai. tai žodžiu. Tai jo, bet kažkaip iš karto ten pritaikėm akordžiukus ir iš karto aš taip pradėjau gimti ir aš taip, wow, ir pačiai taip kažkaip į širdį ėjo. Koks buvo iš vidaus, kai tas pirmas melodijos pradėjo skambėti. Negali patikėti, kad ta istorija tarsi atgimsta per meną, per muziką, per tavo išgyvenimus ir kad iš to kažkas, jau tada jaučiau, kad kažkas bus, kažkas išeis ta daina. Ir kažkaip iškart įsivaizduoji, kad ir iškart ir kažkaip su šita daina ir klipą įsivaizdavau, kaip jis turėtų atrodyti. Tai irgi, dėl ko tiek ir užtruko, nes laukiam, užimtumas yra vis tiek Kauno filharmonijos didelis, laukiam tinkamą momentą, kada mums duos tą salę nufilmuoti. Tai išlaukiam, nes, kažkaip užsispyriau, kai mažas vaikas, noriu čia. tai bet ir nufilmavom viską, kaip buvau sugalvojus, kaip norėjom. Ir labai fainas bičiukas irgi buvęs mano klasiokas, dabar LMT, jisai studijuoja visą kino. Klausyk, talentinga klasė pas jūs labai. Tai, žodžiu, tai jisai viską išpildė, kaip norėjau, nufilmavo, sumontavo. Tai... Smagu. Jo. Čia pirmas klipas, ne? Ne, čia antras klipas. Ja, Pirmas buvo, kai aš pirmą dainą išleidau, kai aš dar buvau mokykloje. Aš buvau 12 klasėje tada. Tu kalbė apie apkabink save? Jo. Ok. Jo. Tai tada irgi tas pats žmogus. Rimtas? Jo. Tai jaučiasi biškai kitoks kitumas buvo vis tiek. Jo. Kažką kitą bandžiau aš ten įrodyti. Ne, aišku, nemanau, kad tik apkabink save stilius su... Nebesikalbam? Jo, nesikalbam. Skirtingos dainos, sakyčiau, ne? Jo, iš esmės jo, bet gal labiausiai skirtumas, kad ta labai tokia tranki, o kita lyrinė iš tos pusės, nes man tai jos abi tokios kažkiek neša į panašų stilių gal. Bet gal dėl to, kad vokaliai. Bet šiaip nežinau. Bet jo, kažkaip nesinori man irgi savęs įtalpinti kažkokius rėmus ir kažkokį laikyti vieną planą, kai pats vis tiek dar bandai ir atrasti save toj muzikoje, toj kūryboje, kaip nori skambėti.
Nes aš kaip ir su kažkuo irgi šnekėjau, tas faktas, kad aš noriu būti muzikoje ir dainuot ir kur dainas, tai čia jau labai aš šiaip džiaugiuosi ir dėkoju gyvenimui, likimui, nežinau kam, kad taip anksti pavyko save atrasti, kad kur aš noriu būti šiaip gyvenime, bet tas faktas, kad vat, kur būtent, su kokia muzika, koks tas vat, planas pačioj muzikoje, kaip viskas išsivystys ir ta visa, kaip viskas išsirutulios, tai dar tikrai yra neaišku, nes, pavyzdžiui, čia ir šiaip aš muzikos akademijoje tai studijuoju klasikinį vokalą, kas reiškia, kad studijuoju operą. No. Tai jo, ir man, nes aš prieš tai nebuvau nei muzikos mokyklos baigus nieko, tai man atsivėrė naujas pasaulis klasikinis ir aš labai pradėjau jį pamilti. Ir kas čia žino, kas čia bus toliau. Tai jo, bet man ir muziklai labai patinka. Aišku, žinant muziklų rinką Lietuvoje, tai šiek tiek jau būtų sudėtingiau. Bet tai va, stovi visi žanrai dabar pas mane. Tai ir žinok, tu žmogus, kur tu nori. Ja, gerai, ir kiekvienas duris reikia atidaryti ir žiūrėti, kuris duris patinka. Tai faktas yra kūryba, nesvarbu, ką mes kursim, svarbu, kad mes kurim iš širdies. Ir tik per bandymą ir per procesą patį tu gali visiškai patirti ir suprasti, ko tu iš tikrųjų nori. Nes sėdėdamas ypač tokioj srityje, tai tu tikrai nesuprasi. Aš galiu prisipažinti, kad kai man Dominikas atsiuntė YouTube'ą, kad pasiklausyčiau dainų, aš kepiausi varškėčius tuo metu ir aš visiškai vaibinau, visų pirma daina, aišku, buvo, taip žinai, liūdna, nes buvo kai kurie mano atsiminimai tokie, bet su apkabink save, aš šokau ir aš tiesiog kepu tos... Skanus varškėčiai buvo. Žiauriai skanus varškėčiai buvo. Pilna meilės, muzika sudėta, varškėčiai buvo fantastiški varškėčiai. Nice. Man tai labai smagu. Ačiū tau. Man tai labai smagu kiekvieną kartą girdėti. Iš tikrųjų, pats fainiausias, kai sakau, momentas, kai išleidi dainą, yra tas atgalinis ryšys. Ir nesvarbu, kiek jie būtų, vienas žmogus, 10 ar ten kiek, jeigu net ir vienas žmogus klausosi tas dainos, jam patinka, man viskas, tikslas pasiektas yra, ta prasme, jau kažką kabina. Tai tas atgalinis ryšys, kai žmonės parašo ten žinutės arba šiaip pasako, kad patinka daina ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, net ir kokie draugai, ne tai, kad iš mandagumo, oi, patiko daina, bet, pavyzdžiui, ten kita draugė, sako, šiandien jau kokius 5 kart perklausiau ir tikrai matai, kad žmogui patiko. Tai tada tai tikrai labiausiai glosto širdį. Kūryba visi kitaip apibūdina, visiems kitas dievo pašnibždžiai, elektronų susijungimas, vis kitokia būna. Kas yra tau kūryba, iš kur jinai kyla? Visas gyvenimas yra kūryba, visą gyvenimą kūriam, realiai, savo gyvenimą kūriam. Eina savo, koks sunkus klausimas, iš tikrųjų. Atsiprašau. Ne, bet toks verčiantis susimąstyti. Kūryba... Jis kažkas gamtiško to. Jo, bet kaip žmonės galvoja, kad skirtingai galvoja, kas yra kūryba. Man, pavyzdžiui, mokslininkai yra labai menininkai, kūrėjai. Nes jie irgi lygiai taip pat kuria, net daugiau ir daug vertingiau iš tikrųjų, jeigu taip pažiūrėsi. Nes čia iš tos tokios pusės, nes, pavyzdžiui, ir ta pati matematika kokia ten, irgi lygiai taip pat yra visiškai kūryba. Kai jau prasideda su raidėm kokiam, ten, oi, kokia kūryba. Tai jo, tai iš tos pusės, o šiaip nežinau, Kūryba, aš manau, galima būtų gal ne visai tokias tvirtus, bet lygybės ženklus ties darbo. Ir realiai, kiek tu darbo įdėsi, tiek ir turės tas kūrybas, nes tas, nežinau, čia mitas ar faktas, kas čia, mitas turbūt jo, kad kūryba tiesiog ateina, mūza aplanko. Gerai, su ta nebesikalbam, taip ir buvo iš tikrųjų. Bet tai čia per porą metų, kiek, vieną kartą. Jo. O iš tikrųjų, tai tu turi tiesiog atsisėdi ir, realiai pradėti, kaip yra ir ta elementari taisyklė, kad labai sunku kažką prisiversti daryti, pasakyk savo, kad 5 minutės darys. No. Ir tada dažniausiai tu darys daugiau negu 5 minutės. Tai čia lygiai tas pats, manau. Tiesiog turi prisėst, pradėti kažkokiais, kas kam veikia iš tikrųjų, kažkokį planą pradėti rašytis kažkaip, kažką pasigroti savo, kažkokius žodžius parašyti ir tada tiesiog per tą darbą gimsta ir kūryba.
realiai. Nėra taip, kad tu ieškai kažkokio įkvėpimo, užsidarai Nu, tai kažkur. įkvėpimas niekad ir neateis. Nesutinku. Aš dabar skaitau knygą be kūrybą, išlaisvinimo ir ten yra toks pratimas, ryto puslapį vadinasi. Kiekvieną rytą atsiverti ir prašai 3 puslapius. Ir viskas užverti, neskaitai ir eini toliau. Ir galiu pasakyti, labai geras dalykas. Nes iš pradžių nesąmonės rašiau ir vakar, šiandien rytą atsėdau ir prašiau kažkokią novelę apie gyvenimą. Iš niekur tiesiog kilo ir tas yra, kad kaip minėjai, tiesiog atsėdai, pradedi dirbti ir viskas. Ir tas tame kūryba ir yra. Geras, lauksim knygą? Kažkada, kada nors, bet ne taip greitai dar. Jo, aš seniau irgi rašydavau tokius kaip ryte mini dienoraščius, bet iš tos labiau pusės, kad emocinės, kad labiau suprast, kas vyks su tavim ir labai padėjo. Tai labai, rekomenduoju. Nes dabar jau kažkaip nėra tokio poreikio, bet tas, kai tu tik tai šiaip pradedi formuotis, kai asmenybė ir panašiai, tai labai padeda suvokti, kas vyksta su tavimi, kokios emocijos, kurių nepavyksta kartais atpažinti. Ką seniau man būdo gal keistai skambės, kaip tai atrodo, čia realiai sudainavo apsinuoginį savim, belė kiek ten emocijų parodai, bet iš tikrųjų iš pradžių labai sunku buvo suprasti, kas emocijas jauti. Nes seniau pamenu, man verkt labai būdavo sunku. Ten, kur jau verkt, kur ten vieną kartą per pusmetį ir tokį ir tai jau ten, kai jau viskas susikaupė, tai tada jau ten viskas. O dabar tai, vienas, parodė gražų paveiksliuką apsivirks. Tai bet čia iš tos pusės, kad tiesiog emocijos yra gražu ir turi būti negėda jaust. Tai čia iš tos pusės. Mane visi darželį prisimenu kaip verksnį. Ne? Aš kiekvieną dieną verkdavau. Tiesiog. Dėl ko? Bet ko. Pirmą dieną, labai gerai atsimenu pirmą dieną darželį, mano mama palydėjo mane iki darželio, tokia simai gerai, viskas, davai iki, išėjo ir aš toks, kur mano mama yra. Tiesiog apsiverkiau pirmą dieną ir nuo to laiko kiekvieną dieną. Bet šitas šiaip tikrai skaudus, nes aš pamenu, aš lankiau šiaip darželį, čia fun fact, lygiai 2 savaitės. Nes aš pati, šiaip mane mašytą prižiūrėjo. Tu pirmas žmogus istorijoje, kurį išmetė iš darželio. Taip, galėsim pavadinti šiandien podcastą su Vitūda, kurią išmetė iš darželio. Ne, bet šiaip manęs neišmetė, aš tiesiog, ta prasme, aš pati sugalvojau, kad aš noriu į darželį, nes mane buvo kas prižiūri. Ir mama, gerai, whatever, tipo, eik. Bet man po to žiūrėti nepatiko, tai jau nebejau. Bet tas, pamenu tikrai tą pirmą, šiaip iš darželio 2 savaitės lankiau, aš tiek traumų prisimenu, aš nesuprantu. Tu prasme, tas miegas, tas maistas kažkoks šlykštus. Ir šiaip tas ateimas ryte, pamenu patį pirmą ir mama, matau, man mojuoja pro langą. Ir aš manau, kad jinai nueina. Eina savo, aš irgi tada verkiau. Tikrai labai, labai kaip vaikui. Mažam vaikui yra skaudu. Ir maždaug tada kilo eilutės apkabink save. Ar vėliau? Jo, maždaug jau tada, žinai, vis tiek tas pietų miegas, nesimiega, aš ten... Aš niekada nelankiau darželio, aš nežinau, ką reiškia priverstinis pietų miegas. Kas pasinelankai darželio? Neturėjau darželio, aš iš karto jau į tą parengiamą klasę. Net neėjau į parengiamą klasę, aš kartu į pirmą klasę. Aš manau, kad vieną iš paskutinių klausimų galim paklausti. Tokį filosofinį norėjome labiau šauti, žinot, kaip skirtingo mąstymo žmonės mąsto gyvenimą. Ir vis tiek pas tave, nuo vaikystės dainuoji, su muzika susijusi, tą kūrybą. Norėjau paklausti, ar tu manai, kad žmogus gyvenimas yra nukaltas jau, ar tu esi savo likimo kalvis? Aš manau, kad toks dalykas kaip likimas šiaip iš esmės yra toksai dalykas kaip likimas. Nebūtinai, kad tas likimas yra tavo gyvenimo likimas, kad jau tavo galutinis taškas gyvenimo, tai čia jau yra numatytas likimu. Bet toks dalykas kaip likimas, aš manau, yra tik tiek, kad jeigu bus tik likimas ir tu taip sėdėsi sukryžiavęs rankas, nieko nedarysi, tai ir tau tas likimas nepadės. Tai man atrodo čia iš tos pusės, kad čia turi būti bendradarbiavimas, man atrodo. Tavo paties ir tavo likimo. Aš irgi likimu tikiu, bet pas mane buvo, kad aš pamačiau, kad likimas duoda tau kelią, bet neduoda žemėlapio. Jo. Tai tu tiesiog, kur tu eisi, čia tavo pasirinkimas, jis tau davė kelią, kur eisi. Koks geras. Ir toks irgi, bet likimas, aš deseniai pradėjau likimu tikėti, nes prieš tai nieko netikėjau, tiesiog, žinai, žmogus pats skiriu, bet būna momentai, kur aš, pavyzdžiui, mąstau apie žmogų ir vis tas žmogus pats parašo man.
Aha. Tai aš tokio likimo, žinai, tiesiog tas Jo, kažkoks sutapimas. telepatija. Jo. Bet šiaip Gerai. rimtai, aš tai netikiu likimu, bet labai dažnai aš galvoju apie kažkokį žmogų ir tom dienom sutinki kokiam trūlikiam. O minčių 13. gale? Ir tas žmogus Tiki ar net gal ne? ne iš Kauno. Ne. Aš manau, kad gal ir yra toks dalykas kaip savitaiga, kad tu gali kažkiek save palenkt link kažko darimo, Mhm. bet šiaip minčių gale neįtin. Gal aš tiesiog Aš tai nesu va šitų įsigilinęs. labiau tikiu net iš tikrųjų negu likimu. Mhm. Kažkaip. Ta manifestacija. Jo. Mhm. Jo, nes tai visų pirma ir atrodo labiau pasiekiama, kažkaip realiau. Visų antra, ne tiek svarbu tikėjimas, kiek tu tada įtiki pat savim. Jo. Ir tas dalykas yra, bet ir kitas, čia kažkaip ten sako, nežinau, ten su visata susijungia ten tas mintis, ką žinau, ta visata neišnagrinėta yra, tai nežinau, aš negaliu taip spjauti šulinį. Tai vat, bet šiaip labai, man toksai yra tikrai pasitvirtinęs dalykas, ne vieną kartą, kur taip negreitam laiko periode, bet, pavyzdžiui, tikrai pagalvoji apie kažkokią svajonę ir ilgai apie ją galvoji ir tu degi tuo, kažkaip jauti, kad nori ir ten po kelių metų, aišku, su tuo, sakau, bendradarbiavimu savo likimo ir savo darbo ir žiūrėk tau, taip kaip tu galvoji ir taip atsitiko. Tai kažkaip man atrodo, kad visai yra kažkokios magijos tame galbūt, tokios nerealios, bet iš kitos pusės pagalvoju, gal ir yra prasmės. Taip. Patiko atsakymas. Super mintis, tikrai. Tarp kitko, Vytaute, dar vienas klausimas. Ar turėsi kokių koncertų? Ne, dar sunkus, ne, šiaip gruodis tai turėtų būti tų koncertų. Bet čia labiau gal Vilnių liečia. Bet lapkričio 17 išleidžiu kitą dainą šitą vadariau pasakyti. Lapkričio 17 kita Vytautės Tamutytės daina. Taip. Kuri vadinsis? Ar sulauksim? Ar sulauksim? Tai vis dėlto ne jau kalbamės. Ne, dėja. Čia dar kita. Aš nebūsiu žodžio autorė. Čia toks spicy dalykėlis. Jo, ir dėl ko lapkričio 17, nes žodžio autoriaus gimtadienis yra ta diena. Ir ta diena yra ta diena iš tikrųjų yra penktadienis, kai šiaip priimtina visai muzikos industrijai penktadieniais leis dainas. Tai čia tiesiog meant to be buvo. Nuo likimo irgi, tas likimas, nuo likimo šiaip nepabėgs. Nes realiai, kai dabar pagalvoju, aš galvoju, kad taip visiškai random atsirado pas mane tas dainavimas, bet kai pagalvoju, gal ir nelabai, nes šiaip aš mažytę tai lankiau pop chorą, bet tiesiog čia buvo, kadangi darželį nelankiau, tai tėvai pagalvojo, kad kažkur socializuotis turiu. Tai iš tos pusės, bet gaudas, kad kiekvieną savaitgalį koncertai, tai vis tiek pripratai prie tos scenų. O po to iš vis buvo labai random. Buvo, kad buvo mokyklos chorų karai, kaip ten vadinasi. Ir kiekviena klasė turi paruošti lietuvišką dainą kažkaip. Vienas ten 6 klasė buvo, pamenu kaip dabar. Vienas bičiukas ten įsivaizdino, o čia man būt mutacija, čia nedainuosiu, čia ten man balsas keipsta. Ir aš tada seniau nebuvau klasės, tokia galvoju, čia blema, reikia klasę gelbėt, tai neturim pasirodymo. Tai tokia, tai aš galiu. O šiaip ten karaoke namie dainuodavau, labai mėgdavau šiaip. Ir auklėta tokia, tu gali, moki, dainuoti. Taip. Ir ten mes duetu pavarėm. Dar pamenu, prieš išlipant iš mašinos, mama tokia, tai tik nesupjauk grybo gerai, prašau, nedaryk čia gėdą. No pressure. O žodžio, mes dainavom duetu su kita, jos klasiokė, irgi vardas Vytautė. Ir gimė tą pačią datą visiškai, mes esam birželio 9. Jo, irgi fun fact. Žodžiu, padinavom 2 balsais, skriskė lietuvėlė. Ir mane ten dar prieš pasirodymą aiškino, kaip kvėpuočia reikia, kaip čia dainuoti, visiškai tokia žalia, bet kažkaip tada buvo tokia kaip iškėlė ir po to statėm dar ir muziklą mokyklai. Tai buvo atvirkščiai, kaip yra Snieguolė 7 nykštukai, tai buvo nykštukas 7 Snieguolės. Buvau viena iš Snieguolių, bet dėl to aš labai praleidau daug tinklinio treniruočių, nes šiaip aš tinklinį lankiau. Ko nesilankius? Šiaip baletą lankiau dar daug metų. Atsakymą klausimą. Jo, tai žodžiu. Ir labai trenerė ten pyko, kad aš visą tą mėnesį realiai gruodį ten praleidau tas treniruotės, nes eidavau į muziko repeticijas.
Ir jinai tokia, nu, tai nes aš matau, kad jau nespėjau arba to, o ten po to dar pradėjo ir vokalo pamokas, eiti tos klasiokės, kurios ten irgi snieguolės ir aš taip galvoju, blemba, ar aš norėčiau, bet aš jau nespėjau viską. Ir toks gaunasi, kad vos neturėjau pasirinkti, ar čia tinklinis, ar tas, o jau pradėjau ten žaisti irgi visai sektis, jaučiau, o į varžybas nori dėti, panašiai. Ir tada kažkaip pamenu ateinu į treniruotę, ten mušu tą kamuolį į tą sieną ir kaip dabar prisimenu, ne, čia viskas, mano paskutinė treniruotė, čia viskas, aš tipo. Ir tada pasakiau, žiauriai nedrąsu buvo kažkaip mamai pasakyti, kad labai noriu dainuoti. Bet išdrįsau ir tada nuėjau pas muzikos mokytoją, kuri ir buvo mokykloje. Ir dabar kaip antra mama man visiškai, man to vokalo mokytoja, Giedrė Driskienė. Ir pati šilčiausia moteris žemėje. Tai žodžiu, ir kažkaip nusprendžiau, kad paprašyti, kad vokalo individualiai pamokyti. Ir pradėjom dainuoti. Ir iš pradžio po to sako, nu, tu turėjai klausą, ten turėjai duomenis, bet niekada ten nebuvo, kad turėtum kažkokį balsą. Tai čia irgi gal per tą, kad turi daryti, kad per darbą. Ir tada pradėjom kažkaip į konkursus varyti, panašiai, pamenu, dar mama pačioj pradžiai eina, sako, tai pradėjau dainuoti, matyt, bijoju, gal kad sugalvosiu kokį televizinį projektą varyti. Sako, na, aš tai nelabai norėčiau, kad man dukrai kokį televizinį projektą eit. Ir tada, meanwhile, few years later, mama, o tai gal į balsą užsirašyk? Tai va, tokį visiškai uno reverse kortą. Tai čia iš tos pusės buvo irgi jokinga, kur realiai kiti žmonės paskatino varyti. Tai va, labai keista, va, tai tokia istorija realiai, kur, bet vis va, supratau, kad vedė link to, vis tiek neveltui ir toj mokykloje atsiradai, kur tą vokalą mokytoja ir panašiai, viskas kažkokia turi prasmę. Tai jo. Nežinau, įdomi backstory. Jo, čia visiškai toks čia šį papasakau. Tikrai įdomi. Gyvenimo istorija. Tikrai svarbus kontekstas ateičiai, kur manau, kad dar bus talentingesnių kūrinių, dar bus įspūdingesnių trekų, bus dar judresnis gyvenimas, daug koncertų, turai. Po kokių 2 metų vėl tave pakviesim. Jo, bet su tom minčių galiom, aš esu susirašęs 5, man atrodo, metų į priekį planą, kaip turi atrodyti mano muzikinė karjera. Kad tiesiog kiekvienais metais atsiveščiau, žinočiau, kur esu, ar pasiekiau to, ar ne, kad turėčiau tikslų. Tai čia irgi toksai, gal kam pravers, kad reikia užsirašyti tokius dalykus. Jo. Koks 5 meto tikslas? Ne iš tas. Gerai. Pamatysit po 5 metų. Tai čia Galit įspėjimus dėl. 28, okei. 28. Pasižymėsiu. Kokie keisti metai, net nežinau, kad čia tokie bus. 28. Visi metai keisti yra. Šiaip jo, kai ateina, jie labai keisti. Jo, 24, 25, jo. Bet 25 gražiai skamba. Laukiu 25. 205 visai gražiai skamba. 203 rink. 203 mane gąsdina. A, ne? Jo, mane Atrodo, gąsdina. Kažkas per daug toli. Ir tai labai toli. Jo. Neįsivaizduoji, kur bus jo. Tai Vytautė, ačiū tau labai už pokalbį, buvo labai smagu. Tai viskas, ačiū. Ačiū. Taip, ačiū Vytautė ir paklausom Vytautės Nebesikalbam. Minčių srautas, menam vargas dien, jautiesi kaip pagautas, nebesikalbam, nepasakojam paslapčių, vien tik tyla tarp sekundžių tarpų aš girdžiu, nebesikalbam, be šypsenos ir be minčių, aš jaučiu, kad skaudulį jaučia širdis už ribų. Parašyti, kas ne taip, tik šį kartą ledo
kad skaudulį jaustų širdis už ribų.